Nusprendžiau nufilmuoti jums supermarketą Šiaurės Kipre. Užeinam parduotuvę ir tik pažiūrėkit, kiek čia tų produktų. Arbūzų pilna, čia kažkokias pupos, apelsinai, krūva apelsinų. Tai va, čia kažkokias ropės, ridikėliai. Kas čia per ridikėliai tokie? Įsivaizduojat? Ridikas. Čia kaip pas mus burokai. Tai čia kažkokie svagūnai. Žolės, pažiūrėkit. Kiek tų žolių yra. Kas čia yra, net nežinau. Taip, salotos. Visokios petražolės. Neįtikėtina, bulvių, žiūrėkit, kiek bulvių. Aš tiesą sakant, net turguose pas mus Lietuvoje tiek bulvių nemačiau. Iki žolynų. Ten kopūstai. Čia žiūrėkit, kas darosi. Kokia krūva kopūstų. Neįtikėtina, jo? Nu, tokie parduotuvės. Dar biškai pasivaikščiosim, dar pafilmuosim. Pomidorai. Agurkų. Va, visą bagažinę. Morkų. Pažiūrėkit, kiek morkų. Ten baklažanai. Neįtikėtina, jo? Kas ten toliau vyksta? Toliau paprastai parduotuvė. Man tai paprastai produktai. Kas čia yra šaldyti produktai. Kai kurie bijoja, kad Šiaurės Kiprė nėra ką valgyti. Tai va, žiūrėkit, kas čia yra. Čia žinot, kas yra? Jogurtas. 3 kg jogurtas, įsivaizduojat? Neįtikėtina. Dar vienas jogurtas. Kam tokie jogurtai didžiuliai reikalingi? Tai va, tai kas bijoja, kad Kiprė nėra ką valgyti, nebijokit, Šiaurės Kiprė maisto yra. Tik pažiūrėkite, kur mes atvažiavome. Daugelis, kas buvo Kiprė, tikriausiai matė tos vėliavos. Šios vėliavos matosi net iš graikiškos dalies Kipro. O mes čia dabar esam labai šalia. Nelabai žinau, čia galim filmuoti ar negalima. Čia visur matė stovi kameros, ten parašyta, kad šaudo. Tikiuosi mane nenušaus. Tai va, pažiūrėsim biškį iš arčiau. Aš kas suprantu, čia padaryta iš akmens. Matėte, tokie balti akmenys padėti ir biškį raudonų. Tokia didžiulė vėliava. Čia yra to Šiaurės Kipro vėliava, o šalia yra Turkijos vėliava ir dar naktį jie dega. Viskas, mes važiuojam toliau. Važiuojame į pilį Bufovento ir čia pravažiavom mažą miestelį Taskent. Radom čia dar vieną tokią bažnyčią apleistą, graikišką. Pabandysim ją aplankyti ir apžiūrėti, kokiam jinai yra stovi. Čia nežinau, kažkas panašaus į krosnį. Matė, čia prikrovė šiukšlių. Nežinau, kam žmonės taip daro. Ir va, pats įėjimas. Įėjimas, kaip matote, yra toks apaugęs visas su tokiam spygliais. Įeiti per įėjimą neįmanoma. Bet aš pažiūrėjau, kad ten yra kitas įėjimas. Pamanysim per jį įeiti ir pažiūrėti, kokiam stovė yra bažnyčia. Taip. Čia matė sugriautą tvorą. Šitą bažnyčią, palyginus su tą praeitą, kur mes lankėmės, visam blogam stovė yra. Jis jau tikrai yra apgriuvusi. Tai va, kaip čia praeiti. Vos praėjau. Nu va, žiūrėkit, kas čia darosi. Tikrai eina yra. Jau sugriuvusi, stogas nukrito. Tikiuosi, kad siena nenugrius dar. O toks vastovis. Kas čia buvo, kaip tai atsitiko, pažiūrėkit. Nu čia jau viskas jau. Visai viskas blogai. Čia buvo laiptai, į antrą aukštą, sienos, langai. Ten tikriausiai buvo ikonos. Tai va, manau, kad bažnyčia pakankamai sena turėtų būti. Va, niekas jie netvarko, visiškai šiukšlynas.
Nu va, fiksuoju. Miestelis Taskent. Aš nežinau, galbūt blogai tariu. Panašu į pavadimą Taškentas. Čia, man atrodo, Tadžikistano sostinė, jeigu neklystu. O žiūrėk, kažkokie piešiniai yra viršui. Viskas. Viskas čia matosi. Gerai. Važiuojame toliau. Pabandysim patekti į pilį.